Na, tarkim, kai aš seku pasaką, tai neįmanoma sekant, neskaitant pasaką, galvoti apie buitinius dalykus, nes aš visą laiką turiu kurti vaizdinius. Aš kuriu vaizdinius ir jais seku. Mano galvoje kyla vaizdiniai tos pasakos. Aš seku ir aš galvoju, tada turiu sekti. Ir tada pasaka pasidaro labai koncentruota ir turi labai didelę jėgą. Ir jinai žymiai paveikesnė negu mano skaitoma pasaka. Galbūt aš skaitysiu pasaką ir turėsiu labai didelę discipliną ir pati susidomėjimu, skaitydama pasaką, kursiu vaizdinius ir eisiu per tą pasaką kartu su vaikais. Tada yra gerai, tada bus daugiau mažiau tas pats poveikis, kaip kad aš sekčiau. Jeigu aš esu, kaip sakiau, kad esu susikoncentravus ir neleidžiu savo mintimis nuklysti nuo tos pasakos. Va. Tai dėl to pasaką yra sekti geriau arba reikia ją labai disciplinuotai skaityti.